Atvažiavom pas Janytę į kaimą. O čia dabar yra namas. O koks? Baisu. Visos nėra. Čia skladukas. Skladukas. Jeigu ieškai šviesos, tai šviesa čia va virtuviai. Užeinam į pagrindinės patalpas. O čia yra, nežinau kas čia yra, bet čia yra virtuvė, nes čia yra virtuvės stalas, o čia mano telefonas guli. Ryšio čia beveik nėra. Lovytė. Čia lovytė galima. Ant pečiaus, čirtnį nukritau, o čia ant pečiaus galima mėgot. Arba dinuką galima išimti. Va, toliau einam. Lentyna. Čia yra kriauklė. Plaut indus, gert vandenį. Yra tarka. Tarka yra. Tarkuot bulves galim padaryti cepelinas. Pagrindinis kambarys. Užeinam. O, koks pas mus čia kambarys. Žiūrėkit, opapa. Pečius. Neįdomus pečius. Tai va, kambarys. Ten kažkoks žūris. Dar kamarėlė tenais. Kamarėlė ten, va. Ten kamarėlė. Jo. Va, tai va, čia mes baliavosim. Tuoj bus tvarka. Tapetosim. Iš karto. Užtapetosim ir bus gerai. Yra arbatinukas elektrinis, yra muzika. Jo. Vaizdas, va ten yra svagūnai auga, žiūrėkit, svagūnų laiškai. Kaimynės, mes galim jas Galima pasiskolinti, nes čia ant mūsų žemės kaimynė pasisadino. Teisingai, vadins, jinai mum pasadina. Taip. Einam toliau, dar kitas kampas yra pats pagrindinis. Jo. Va. Sendaikčių turgus. Sendaikčių turgus. Sloiko, ją neatvežė sloikų. Visą maišą sloikų. Visi mogienė. Va, žiūrėkit, matot kiek sloikų. Bet kadangi, nežinau kam, bet čia tai sloikų, va kiek. Nu, sendaikčių. Ir netgi acto yra. Čia suogienę verdam. Televizorius. Plytelė yra polova. Visna 308. Geras televizorius. Ir radijola. O, ne, dar nebandžiau, bet man atrodo jinai veikia. Nu ką, va jūs dabar pamatėt, kas čia yra. Eiti kamaraitę dar nenusau. Į kamaraitę neeisiu, nes nenoriu. Viskas, dariau. Va čia, šeimininkė. Kaimietė. Labą dieną, ponia. Labą dieną. Labą dieną. Aš kaimietė. Все, čau.